Sveiki, brangus klausytojai, kurie klausotės. Noriu su jumis pasidalinti iš savo patirties, per savo patirtį, kaip Dievas, Šventoji Dvasia, Jėzus, kaip šiandien mus gydo. Mėlyjei, jūs greitai važiuosite kažkas aplankyti savo mamų. Tie, kurie turite gyvas mamas. Ir yra žmonių, kurie jau neturi gyvų mamų. Ir dažniausiai važiuojame į kapus, kur yra palaidoti mūsų artimieji, mūsų mamos. Ir vis tiek nuvežame kažkaip keliu ar kažką. Ir kodėl, brangieji, mes, kodėl pas gyvųjų mamų važiuojame, labiau liktai suprantama, o į kapus nuvažiuoji ir aplankyti, tai miręs žmogus yra ir atrodo nepasikalbėsi, neapkabinsi jau. Ir, dauguma žmonių taip, aišku, tiki, kad tie užmigusieji mūsų artimieji mirę, kaip sakant, kad jie galbūt girdi kažkaip mus ir kiti supranta, kiti tiki, kad negirdi nieko jau ir pagal šventą raštą, kad jie tiesiog miego būsenoj, kol Jėzus prikels. Brangiai, bet ne tai noriu, ne tai svarbiausia. Neskubėkite išjungti, pasiklausykite. Aš kaip esu dalinęsis kažkur, kad mano mama užmušė, kai man buvo 19 metų, mamai buvo 39 metai, tai jau daug metų. Ir kažkada seniai pradžioje norėdavosi man važiuoti į kapus, ir ne tik per mamų dieną, ir šiaip norėdavosi nuvažiuoti. Bet kai Dievas pradėjo mane gydyti, ir dabar aš pasidalinsiu, kaip tai vyksta, kad būtų aiškiau. Mes visi turime patyrę iš vaikystės kažkokių traumų, žaizdų, ir su mumis kažkaip netinkamai galbūt pasielgė mūsų tėvai. Mes dabar šitokie laikai, kai vaikų negalima mušti, ne tokių žodžių prasme, kaip sakant, nugauti. Esame gavę mes rykščių, sakykime, arba diržo, arba mus griežčiau subarė, ar kažkaip. Gal kažkaip turime kažkokią žaizdelę arba žaizdų. Ir brangiai, kaip yra dažniausiai gyvenime, jūs galite patys pasižiūrėti savo širdį, savo vidų, per save patirti. Kai mums kažkas padaro gerą, mes labai greit pamirštame. O kai mums padaro kažką negero, mes labai ilgai nešiojamės tai širdyje ir negalime užmiršti. Šitaip netgi sako, paprašyk ko nors, ir jeigu neduosi, pas jūs ateis kažkas ir paprašys, ir jūs jam atsakysite, ir jis ištars tokius žodžius, aš prisiminsiu tave. Tai mėlyjei, taip yra iš tikrųjų, ir aš nenoriu įsiplėsti, bet kaip Dievas mus šiandien gydo. Dievas nesikeičia. Dievas gydė, kai buvo žemėje, Jėzus vaikščiojo. Mes žinome, kad akliems regėjimą sugrąžino, ir kurie vaikščiot negalėjo vaikščiot pradėjo, ir netgi mirusį Lozorių prikėlė. Mėlyjeji, mes šiandien einam pas daktarų, mes stovime eilėse, laukiame, mums sunku prie jų prisibelsti. Kartais netgi reikia ir pinigų, sako, kyšį duoti, nors, aišku, tai negerai. Mes mokame už sveikatos, kaip sakant, mokesčius, ir mus turėtų priimti, bet labai jau daug sergančių, kad tokius didelis eilės. Tai, mėlyjeji,
Aišku, yra tokių ligų, kaip ir tokios žaizdos, nuoskaudos, patirtos iš vaikystės. Ir aš šiandien per savo patirtį suvokiu, kad tie, kurie važiuojat pas gyvų mamų, mėlėjai, išgirskite mane. Nuvažiavę, padėkokite savo mamoms. Padėkokite, kad jos kaip mokėjo, taip jūs mylėjo ir šiandien myli. Padėkokite. Ne tik, kad ta mamų diena, aišku, ypatinga diena, nors mamos mums visados mamos, ne tik tą dieną, bet žinot, pasakyti, mama, aš tave myliu. Aš neturiu dabar galimybės pasakyti savo mamai, kad myliu. Bet jeigu traukia važiuoti kapus, dėl ko būna taip, kad norisi? Iš kur tas noras? Tas noras yra iš širdies, iš jausmų, iš prisiminimų, nes mes, dirbame, užsiėmę esame, mes rūpinamės, mes patys jau esam kažkas mamos, kažkas tėvai yra ir mums reikia savo vaikus rūpintis jais ir mes einame darbus, mes pasinėrė, kaip sakant, į tuos rūpesčius, bet ta diena, kai ateina, mes sustojame kažkaip ir pradedame prisiminti, jeigu yra žmonės, mūsų artimieji, mamos ar tėvai ten užmygę, kaip sakant, mirę, mes prisimename ir prisimename kartais, ne iš gerosios pusės. Jeigu pas mus yra žaizdos, mes prisimename. Ir kaip viešpats gali išgydyti, mėlėjai. Kodėl aš paminėjau daktarus ir eiles, kaip sunku prisibelsti. Jėzus mūsų laukia. Pas jo nereikia eilėje stovėti. Jam tik reikia leisti, prisiliesti prie jūsų širdies, maldoje, viešpatie. Aš atleidžiu savo mamai. Aš atleidžiu, kaip man padarė negera. Viešpatie, ji nesugebėjo, jai taip išėjo. Ji nenorėjo, jigi mano mama, tu man davei pačią geriausią mamą pasaulyje. Aš per jos įsčias, viešpatie, gavau gyvybę. Dieve, aš atleidžiu jai. Viešpatie, aš esu savo mamai skaudinęs. Dieve, aš neklausiau, kiek jos. Ji mane auklėjo, ji mokino, ji troško gero man, o aš jos neklausiau, viešpatie. Atleisk man, viešpatie, už tai, kad aš nesugebėjau, nepasakiau savo mamai, neapkabinau, kad ją myliu. Dieve, brangieji, aš esu minėjęs, kad mano mama, ją užmušė, taip atsitiko gyvenime. Ir aš atleidau tam priešui, kuris tai padarė. Jis man netgi ne priešas. Jis žmogus, kuris, aišku, pasielgė taip netinkamai. Ir šiandien mano vidus yra išgydytas. Ir kaip? Todėl, kad aš pats nesugebėčiau atleisti. Man Jėzus padėjo atleisti. Man šiandien nėra būtinybės važiuoti ant kapų, į kapus ten. Aš galiu savo namuose prisiminti, kaip girdėjote dabar maldą, aš meldžiausi. Brangieji, leiskite Dievui. Jis stovi šalia jūsų, jis nori išgydyti jūs. Jūs tik su juo bendraukite, jo paprašykite. Jis kaip ir tada klausia, ką tu nori, sūnau arba dukra, kad aš tau padaryčiau. O jūs ištarkite, viešpatie, man labai skauda. Prisimeni, viešpatie, tu matei tą situaciją, kuri įvyko man ten vaikystėje, kažkur, kažkada. Ir man šiandien dar tebeskauda, viešpatie. Dieve, padėk man, išgydyk mane. Brangieji, nei pinigų nereikia. Nieko nereikia. Viešpats tikrai išgydys. Jis myli jūs. O tie,
Mėlyjei, kurie turite gyvas mamas, gyvus tėvus, nuvažiavę, pasakykite, kaip jūs juos mylite. Padėkokite jiems. Išsakykite gyviems jiems esant dabar, išsakykite savo nuoskaudas. Gal jūs bijote, jums nedrąsu. Mėlyjei, paprašykite Dievo, kad jis jums suteiktų jėgų, kad jis pripildytų jūsų širdis meilės, padėkos. Ir žinote, taip, dažniausiai, kad tėvai jie turėtų numirti anksčiau negu vaikai, bet būna ir atvirkščiai. Mėlyjei, kol mes esam gyvi, mes šiandien turime progą, turim galimybę nesėdėti kapuose ir kalbėti, kaip sakant, patys su savimi, jeigu dar yra tėvai mūsų gyvi. Apkabinkim, padėkokim, atleiskim, atsiprašykim, mėlyjei. Ir taip gydo mūsų žaizdas. Taip Dievas mus gydo. Tad tiek trumpai linkiu jums, mėlyjei, kad Dievas jūs gydytų. Jis geriausias gydytojas, koks begali būti. Aišku, kai yra žaizdos kitokios, traumos, lūžiai ar dar kažkas, mums reikia gydytojų. Ir mes taip pat meldžiamės, kad Viešpatie, padėk man patekti greičiau pas gydytoją, padėk Viešpatie man dirbti gydytojo rankomis. Mėlyjei, ar ne taip, ar ne tiesą kalbu? Man truputį sunku dar kalbėti, nes labai jaudinuosi. Bet jaudinuosi iš džiaugsmo, kad mano širdis, mano žaizdos yra išgydytas. Aš myliu savo mamą ir tikrai žinau, kad aš ją pamatysiu ir mes dar su ja pabendrausim. Ko aš jai neišsakiau, ko neatsiprašiau, manau, kad dar Dievas man suteiks progą tai padaryti. Bet jeigu jūs turit gyvas, jau kartojusi, nelaukite. Niekados nežinome. Patys galime, kaip sakant, užmigti arba netekti savo mamų ar tėvų, tėčio. Tad kol jie yra gyvi, bendraukim, kalbėkim, prašykim Dievo pagalbos. Mėlyjei, meldžiu Dievą, kad jis jas išgydytų, kad jūs jo paprašytumėt. Tie, kurie žiūrėjote, tikrai tikiu, kad Dievas jūs paragina pasiklausyti ir pažiūrėti. Mėlyjei, iki pasimatymų.